Sveiki, esu Evelina Šimkutė, projekto Gyvas mikrorajono archyvas vadovė. Projekto metu mes kartu su šilainiškiais, įvairiais menininkais ir kūrėjais, taip pat paveldosaugininkais, renkame šilainių istorijas. Renkame nuotraukas nuo šiandien 50 metų atgal ir taip pat įrašinėjame audio pasakojimus apie šilainių gyvenimą, šilainių kasdienybę. Visą šitą medžiagą perduosime Kauno miesto muziejui, jog ji liktų ateities kartoms ir po 100 metų žmonės galėtų ateiti, pažiūrėti į nuotraukas, paklausyti audio įrašus, suprasti, koks tas gyvenimas buvo Šilainių mikrorajone. Spalio 5 dieną kviečiu į renginį Kauno rotušėje, kuomet pristatysime projekto rezultatus, pasidalinsime, ką pavyko užfiksuoti, ką pavyko rasti, ką pavyko sukurti įvairių fotografijos dirbtuvių metu ir taip pat kviesime renginio metu papasakoti savo istorijas apie gyvenimą daugiabučių rajone Lietuvoje.